Kai kalbam apie produkto sudėtį ir apskritai, kas jis per vienas, tai žmonės dažnai sako, o tai kaip žinot, kurioj ten vietoj skaityti ką. Nes prirašyti galima bet ko. Tai nėra taip, kad prirašyti galima bet ko. Mes dažniausiai susiklaidinam save dėl reklamos įtakos, dėl vaizdų ir netgi ne dėl teiginių, nes teiginiai yra labai stipriai reglamentuoti ir mano nuomonė netgi per stipriai reglamentuoti, nes jie kartais visai išmuša iš vėžių, nes nebegali suprasti, kas parašyta. Tai aš šiek tiek pabandysiu paaiškinti, kas yra, ką reiškia ir ką reikia skaityti, nes visa tai yra jau teisiniai dalykai. Negali gamintojas ir pardavėjas prirašyti, ko jis nori. Tai tarkim, yra privaloma parašyti pavadinimą, gramatūrą. Taip pat, kaip jau minėjau, jeigu tai yra ekologiškas, turi būti ekologiškumo ženkliukas. Tai tie dalykai yra reglamentuoti ir jeigu nėra ekologiško ženkliuko, užrašymas, kad ekologiški lęšiai nebepadeda. Turi būti ženkliukas, tai reiškia, kad yra sertifikuota. Dabar, kas toliau dar turi būti užrašyta? Jeigu mes atsiversime etiketę, lietuvišką etiketę privalo būti, su ja bėda yra ta, kad dažniausiai jos nėra kur klijuoti. Tai tada užklijuosi originalią informaciją, čia vat būtų, ant kito mažesnio pakelio nebūtų. Ir bet kuriuo atveju žmonės, kurie skaito užsienio kalbom, jie teisėtai nori perskaityti, kas buvo užrašyta originalų kalba, nes ten paprastai yra daugiau parašyta. Į lipduką rašom, kas yra privaloma. Tai yra pavadinimas, ar ekologiškas, ar Demeter, biodinaminis, ar tiesiog nieko čia nerašom, gramatūra. Be glitimo šiuo atveju parašyta ir toliau, kas yra dvi svarbios vietos, tai yra sudedamosios dalys, normaliai žmoniškai sakant sudėtis ir maistinė vertė. Maistinė vertė privaloma rašyti tada, kai yra ne vienalytis produktas, tai yra, kai kažko yra tokie miltai, tokie dribsniai. Jeigu, pavyzdžiui, yra lęšiai, jie yra lęšiai ir maistinė vertė yra neprivaloma rašyti. Maistinė vertė gali būti išdetalizuota. Tai yra, jeigu ten baltymai, riebalai, angliavandeniai, gali būti išskirstyta kokie riebalai, kokie angliavandeniai, ar ten krakmolai, ar ten cukrus. Vieni gamintojai rašo pilną, kur tai yra aktualu. Dabar vis dažniau pilną rašoma detalę maistinę vertę, nes žmonės domisi, kiek ten yra kokių riebalų, ar sočių, ar nesočių, kiek ten yra cukrų ir kiek ten yra kitų angliavandenių. Ir po sudėtimi paprastai rašomi pėdsakai. Čia yra svarbu žmonėm, kurie yra alergiški. Pagal naujus reikalavimus sudėtyje turi būti arba išryškinta, arba pabraukta, arba kitaip aiškiau parodyti tie ingredientai, kurie yra potencialūs alergenai. Šiandien realiai žmonės gali būti alergiški bet kam. Na, bet yra susitarta grupė maisto produktų, kurie laikomi potencialiais alergenais, tokie kaip, pavyzdžiui, kviečiai, tokie kaip pienas, kaip žuvis, salierai, riešutai, tai soja. Nenustebkit, kad kažkokie yra ingredientai pabraukti, jeigu jūs jiems nealergiškas, tai jums tai visiškai neįdomu. Bet visi alergiški turėtų perskaityti apie pėdsakus, nes pėdsakų gali būti. Pėdsakai tai reiškia, kad to produkto tenai nėra, bet gal buvo kažkur aplinkoje. Taip, pakavimo metu, pervežimo metu. Gamintojas, kaip laikyti, beje, tos informacijos mažai kas skaito, o rekomenduočiau skaityti, kaip laikyti, laikymo sąlygos, ypač natūraliem produktam yra esminis dalykas. Bet taip jau yra tą vadinamąją galiojimo datą, arba kaip teisingai parašyta geriausia iki, žmonės skaito. Bet tokiem produktam, kurie yra supakuoti, jinai nėra tokia aktuali mirtinai, nes tikrai jeigu kažkokie dribsniai geriausi iki šios dienos, tai rytoj jie netaps nuodingi. Taip, nebūtų protinga jų valgyti gal po metų, bet po vienos kitos dienos tikrai nieks neatsitiks, nes čia ne žuvis, ne mėsa ir ne pienas. Ką svarbu žinoti geriausia iki, ta data, jeigu yra nurodyta metai ir mėnuo, tai reiškia iki to mėnesio paskutinės dienos. Jeigu ir ta diena, tai ta diena dar įtraukiama. Taip pat gali būti visokių specialių ženklų. Tai yra be glitimo. Gali būti, pavyzdžiui, ženklas be pieno arba tiesiog užrašyta be pieno. Vieni jų yra nusistovėję, kiti nenusistovėję.
Atskiriam produktam yra tokių specialių reikalavimų, pavyzdžiui, būtina parašyti, kiek yra kakavos, mažiausia, tai yra ne mažiau negu, yra procentai nurodyti. Čia yra dar vienas ženkliukas, fair trade, tai vadinamoji sąžininga prekyba. Dažniausiai tokius galite rasti ant šokolado, cukraus, tai yra tų produktų, kurie atkeliauja iš trečiųjų šalių, ne iš ES. Tai reiškia, kad buvo tariamas arba vietinės bendruomenės įtrauktiamos arba su jom ilgalaikės sutartis, kad geresnės sąlygos nupirkti tuos produktus tiem žmonėm, kurie juos parduoda. Gali būti ir kitokių ženklų, bet, kaip minėjau, jeigu jūs norit sužinoti esmę, reikia skaityti sudėtį, jeigu jum aktualu maistinė vertė, skaito maistinė vertė, jeigu alergiški, pažiūrim pėdsakus, alergenus ir specialius ženklus.